Sveiki, esu Kamilė, 29 metų elektrikė ir skridau į Angliją savaitei padirbti. Kelienas tai su raiščiu, eitvaro, kaip jis vadinas, knipeks rankinukas. Ankstesnėme video parodžiu, kaip susikroviau savo įrankius į lagaminus. Žiauriai pavargau, nieko net nebefilmavau šiandien. Taip, šiandienos nuotykiai bus paslaptingi. Vienu žodžiu. Pervargimas po tokios ilgos kelionės, nes norėdamas sutaupyti pinigų važiavau labai aplinkinį kelią. Ir visą laiką tai būna mano kambarys pats toliausias, kur galo šito koridorių net nesimato. Ir aš vos ne paskutiniam kambarį. Kilimus kodėl deda, nežinau, nes labai sunku yra lagaminus tempti per kilimus, vienu žodžiu. Nuovargis tai maks. Kambariukas va toks paprastas. Ir kas svarbiausiai, tai visokie skanėstai. Pusryčiai mane labai nuvylė. Esu buvus priešai tokiuose viešbučiuose ir ten būna tokia kavinukė, ten gali full English breakfast su ten pupelėm, kiaušiniais, viskuom. Tai užsakiau pusryčius ir jie man davė tokį. Bandau sulaikyti ašaras. Šokoladinė bandelė, pusiau kieta. Flapjack, tai čia yra dribsniai avižiniai sulieti su sirupu. Cornflakes, tai paprasti, nežinau, ratosi, paprasti dribsniai, pieno pakelis ir vandenukas paprastas. Tokie va pusryčiai man. Kadangi Anglijoje nėra kištukinių vaizdų. Voniose turiu naudoti rozetę prie veidrodžio. Tai va tokios mažos smulkmenos man labai susideda ir tada tikrai jaučiasi skirtumas nuo Anglijos ir Lietuvos. Pavyzdžiui, kurią pusę vairuoju. Bet paskui yra toks, kai eina tie eskalatoriai, elevatoriai, judantis tie laiptai. Eina vienas į viršų, paskui vienas į apačią nusileidžia. Anglijoje ir Lietuvoje yra sukeisti pusė, nes jie viską derina pagal eismą. Paskui kartais būna duris, kaip jos atsidaro. Tokios visokios smulkmenėlės. Esu Tamworth mieste, netoli Birmingham. Čia yra tokia kompanija, kuri daugumą žinoma dėl jų skydų. Ir jie taip pat turi rozetės, šviestuvus, visokius tokius, bet tokio paprastesnio stiliaus, ne tokius prabangius kaip Lietuvoje yra. Jie turi savo podcastą. Jie mane pakvietė ir sakė, gal kokią draugę turi dar pažįstamą. Sakau, tai aišku, tai buvo sunku įsirinkti, kurią draugę pasikviesiu. Bet išsirinkau ir jinai buvo laisva, tai irgi su ja šiandien susitiksiu. Tiesiai po šito podcasto, sakė, baigsim kokią 3 į Birmingham stotį ir tada atgal į Londoną. Londone susitiksiu su mano labai gera vaikystės draugė, Dovilė. Su ja pabūsim, pavakarieniausim, pačilinsim, paplepėsim. Antradienį varysiu dirbti. Trečiadienį filmavimai. Bus mokykloje elektrikų competition, kaip lietuviškai. Varžybos, elektrikų varžybos ir aš būsiu komisijoje, būsiu teisėja. Penktadienį vėl dirbsiu. Ir penktadienį bus finalai. Kai nuvažiavau į vietą, viskas prasidėjo su sandėliuko aprodymu. Taip, tai buvo įdomu pažiūrėti, kokio dydžio sandėlys, bet nelabai tai įdomu, nes vien tik ten dėžės ir ką ten pamatysi. Tada pradėjom filmuoti podcastą. Išsikalbėjom 2 valandas. Aptarėm, kaip pradėjom mūsų karjeras, kaip jos atrodė, viskas, kas mums patinka apie elektrikų pasaulį, kas ne. Tada pavalgėm pietų, sumuštinukai, vaisiai, gėrimai, šokoladukai. Ir tada mes su draugė darėm tokias mini varžybas, kas greičiau pakeis saugiklį ir rozetę. Gavau visokių dovanėlių, gėrimų, prisėmiau šaldytuvą. Čia kokie gražūs briedžiai mušasi. Šalta, tai tikrai labai nežinau, Lietuvoje -15, o čia šaltis jaučias kaip -15, bet tikrai pliusinė temperatūra. Tai va, baigiam žymiai anksčiau negu galvojau. Tai būsiu Londone žymiai anksčiau, o draugė iki 8 neatsilaisvinus, tai reikės rasti ką veikti. Porą valandėlį, tai galvoju, nuvarysiu savo mėgstamiausią elektrikų parduotuvę šis pasisekti.
Išeisiu pasisveikinti, nes turiu laiko, nežinau, ką vyks. Išvarginanti londoniečių kelionė. Dabar Strasburde. Laukiu taksi su savo visais bagažais, nes nebegaliu daugiau tampyti. Ir bijau, kad vėl nenutrauksiu savo kojų raiščio naujo. Tada reikėtų pirkti dar naują kelieną. Vėl tai būtų ir gėda, ir nemalonu, ir nepatogu, ir nenorėčiau vėl operuoti. Tai dabar varysiu pas save į ofisą. Ten palieku visus bagažus, nes rytoj ryte vis tiek aš ten važiuosiu pasimti, ko reikės. Tai prie to pačio viską palieku ten. Ir šiandien pasiemu tik ką reikės pižamą, dantų šepetėlį ir varu pas draugą. Ir švarių rūbų rytoj. Pasikalbėjau su visais draugais ofise, tada pavežė mane iki netoli draugės. Ten nuvariau į parduotuvę, nusipirk kažką vakarieniai. Ir pažiūrėkit, kaip ten baisu Londone, kad energetiniai gėrimai su apsauga. Gera mergytė, labas lepas. Oi, kokia gera. Gerai, antradienis, 6 ryto, paėmė mane, pilna kamščių, pilna lietaus, pradedam darbus. Pirmas darbas buvo testavimas. Tai yra patikra Anglijoje, apie kurią jau esu prieš tai video kalbėjus. Čia kas 5 metus arba dažniau daroma patikra, kad visa elektra yra saugi. Namai šičia yra socialiniai būstai, kurie tušti, laukia naujų žmonių ir kiekvieną kartą kažkas įsikrausto, padarom iš naujo šitą sertifikatą. Tai reikia nuimti ten rozetės, visokius šviestuvus, naudoti multimetrą ir viską surašyti į dokumentą. Tada prie to pačio ten pakeičiam kokias šviesas, kurios neveikia, rozetės, kurios gal sugedusios arba ten suskilinėjusios. Įdomiai šitam darbe sutikau dažytojus, tokius apdailininkus lietuvius. Juos jau seniai pažinojau, seniai dirbam, buvau pradingus. Jie pamatė, sako, Kamilė, kur tu buvai? Sako, įsikraušiu Lietuvą čia. Tai jie irgi sakė, jos traukia, tai kraustysis į Kauną, tai pradėsim jaučiu visi čia kartu dirbti. Sėdėjom autobusiuke 3 priekyje, o ten kaip šiukšlynas, bet pas visus anglus ten šiukšlynas. Tada kitas darbas buvo šitą dėžė visą sulaužyta, tai nufotkinom, užsakėm naują. Kitas darbas išmuštas automatukas. Labai gerai, kad liftas buvo, nes jau kelienas pradėjo skudėti, tai man pirmyn atgal vaikščioti reikėjo, radau problemą. Vanduo bėga iš stogo per elektrą ir išmušinėja automatuką. Tai ten nuėmiau, sudėjau vago, viską palikom saugiai, varėm į kitą darbą. Ten buvo prietaisų patikra, paskui ten sutikau kolegą, kur 10 metų nemačiau, jisai buvo įstrigęs purve, tai ten padėjom jį iškapstyti, o aš irgi su tuo savo kelienu tokiu, jiems net nesakiau apie tą, kad man pagal viską turėjau su ramentais būti, prisijungiu prie to viso stumėm lauk, jie ten jau buvo viską išsiėmę, planavo palikti su taksi, išvažiuoti į kitus darbus, su nuotykiais tokiais, visą laiką man būna Anglijai, todėl man patinka ten toks tas gyvenimas, visą laiką yra veiklos. Tada, varom toliau į kitą darbą, ten neveikia ventiliacija vonioje. Tai pradėjo visokie pelėsiai augti, tai ten irgi patvarkėm, sutvarkėm, pakeitėm, o ventiliacija dažniausiai deda 12 voltų. Tai ten reikia pakeisti transformatorių. Ir tada vakare jau kokią 7-8 mes darbavomės, pakeitėm rozetės. Reikia, kad Anglijoje jos būtų su tokiais jungtukais. Tai pakeitėm tą, ten varžtai surudė, dar skydą pakeitėm. O dieve, mes, sakau, nuo 6 ryto iki 8 vakaro aš grįžau namo 10. Keitėm skydą, kuris vadinasi skeleton board. Jis įsileidžia į tokią metalinę spintelę, tai ten yra labai dažnai viskas surudėję ir man labai nefainai šitos keisti skydus. Tai užbaigiau darbus ir pradėjom trečiadienį. Mokymų centre susirinko visi elektrikai, papasakojo, kokios bus taisyklės ir pradėjom elektrikų varžybas. Aš buvau viena iš 3 teisėjų. Prasidėjo varžybos elektrikų. Yra viena mergaitė, tai gaila tik viena, bet vis viena viena. Pradėjom prieš porą minučių. Parodysiu, ką turi padaryti jam. Turi būti miniskidukas, jungikliai ir tai rozetės. Ką aš pastebėjau, kad Anglijoje visi labai mėgsta saldumynus. Aš irgi ten be saldumynų negaliu.
Kol elektrikai darė savo instaliaciją, mums aprodė aplink mokymo centrą. Čia yra jų testavimo kambarys ir studentai gali čia visi mokintis testavimą. Paspaudžia mygtukai ir įsijungia klaidos. Ir tos klaidos jie tada turi rasti. Čia labai man buvo vienas iš įdomiausių dalykų, kai mokinaus būti elektrikė. Elektrikai po 2 valandų baigė visas savo instaliacijas, jie visi studentai išvarė namo ir paliko mumis komisiją įvertinti jų darbus. Reikėjo mums netgi milimetras į milimetrą viską pamatuoti. Tada vėl kelionė namo, o ten Londone nuo vieno Londono galo iki kito gali važiuoti 2-3 valandas, kartais netgi 4 su kamščiais. Toks tas miestas didelis. Matot, mano kelionė buvo tokia, kad laiko miegoti beveik nebuvo, pamiegojau porą valandėlių ir 6 ryto vėl mane atvažiavo paimti ketvirtadieniui pradėti naują darbo dieną. Darbai buvo Londone, viršutiniai daly, dirbom vėl 3. Aš viduriai sėdėjau, nešiau kopėčias įrankius, lengvesnius savo, tada tas mokinys buvo už vairo, o vyresnis mumis prižiūrėjo. Darbai vėl tokie patys. Elektros patikros po įsikriaustimo. Kai įsikriausto iš socialinių būstų, jie pakeičia visas rozetės ir šviestuvus į paprastus baltus. Dirbti su komanda man dabar buvo lengviausia, nes turėjau kelėno operaciją neseniai prieš 6 savaitės. Tai pagal viską dar turėčiau būti su ramentais ir 6 mėnesius nedirbti. Bet tikrai neištempiau. Anglijoje pas visus labai bardakai yra autobusiukose. Pas mane irgi nemeluosiu. Nežinau, kaip Lietuvoje kažkaip atrodo visi tvarkingiau dirba. Toliau vėl elektriko patikros, mokinys rašė sertifikatą, kitas prižiūrėjo, o aš keičiau halogeninę seną šviestuvą į LED. Tada visas rozetės, kur suskilusios, sugedusios, reikėjo pakeisti. Labai pasisekė, nes radau kėdų ten, kurios atsisėdau ir man buvo žymiai lengviau ant savo kelieno. Pamiršau savo kėdutę atsivežti į Angliją, kurią naudoju Lietuvoje. Tada pagaliau 3 vos 4 valandą papietavom, labai čia tokia skani vištiena su ryžiais, kokosais, pupelėm. Ir visa diena tokia pirmyn atgal tarp tokių panašių darbų. Paskui kitas objektas buvo po potvinio iš viršaus. Reikėjo pakeisti visą elektrą, viską iš naujo ten dažyti. Mūsų, man atrodo, kokie 8 buvo. Ten reikėjo visą virtuvę iš naujo pervedžioti laidus. Buvo albanai apdailininkai, santechnikai iš Italijos, dažytojas iš Azijos, elektrikas iš Karibų salos ir elektrikė iš Lietuvos. Taip mes visi Londone draugiškai dirbam. Užbaigėm dienos darbus, pradėjom vakaro darbus. Čia buvo bažnyčioje. Įsikvietė, šaldytuvas neveikė, ten elektros smirdi, kažkas dega, aš taip susiraičiusi ten spintelį su savo kelienu, nuėmiau nuo skydo dangtelį, žiūriu, kad ten kažkas kažką pridirbė. Kažkas kažką netaip pridirbė. Irgi kvietė kitą elektriką, kuris nesuprato, kas čia įvyko, aš viską gražiai sutvarkiau, atjungiau kur kas netaip ir sutvarkiau viską, įjungiau. Tai jie man atsidėkojant, pamatė, aišku, kad aš su kelienu ten sunkiai pirmyn atgal, davė kažkokio pašventinto ant kelieno tepalo ir knygą dovanų. Tai labai apsidžiaugiau. Taip, tai aš labai mėgstu kolekcionuoti visokias dovanėlės iš klientų ir žmonių, kur esu dirbusi. Ir jie dar davė 50 svarų, bet aš palikau kaip auką bažnyčiai. Tai vėl darbus kažkokią 9 baigiau, susidėjom visus įrankius ir viskas namo. Vėl pamiegojau porą valandėlių, susiruošiau ir pradėjau penktadienį. Aš kai išvažiuoju dirbti, tai nevažiuoju ilsėtis, todėl aš nieko prieš, tai pirmyn atgal. Penktadienis, valio. Čia buvo varžybų nugalėtojų apdovanojimai. Wow. Čia manęs paklausė, kas tau labiausiai patiko. Ir aš jiems atsakiau, man labiausiai patiko stebėti, kaip visi studentai pradėjo nerimaujantis, o užbaigė savim didžiuojantis. Šitose varžybose buvo ne vien tik elektrikai, buvo ir iš kitų kategorijų. Ir kai minėjo laimėtojų vardus, mačiau 2 lietuvius. Tikrai labai pradžiugino. Visi, kurie dalyvavo, gavo dovanėlių. Ir tikrai labai dėkoju savo rėmėjam. Tos kompanijos, su kuriuom aš bendradarbiauju labai daug metų, jie man padovanojo dovanėlės, kuriuos aš galėčiau padovanoti studentam. Kai teisėm laimėtojus, mes tikrai netgi žiūrėjom į milimetrus. Viena šita mergaitė porą milimetrų viską
Tiksliau atliko ir paėmė 3 vietą. Visi, kurie dalyvavo, buvo 16 metų 1 klasės mokiniai. Elektrikų 1 klasės. O 1 vietą paėmė šis berniukas, kuris vienintelis sugebėjo viską pabaigti ir testuoti savo instaliaciją. Laimėjo įrankių krepšį su įrankiais ir bus aprėdytas nuo batų iki kepurės ir kojinės ir kelnės ir maikutė. Viskas darbo apranga. Esu labai laiminga, kad turiu tokias fainas kompanijas, su kuriuom bendradarbiauju, kurios palaiko mane, kad aš galėčiau palaikyti elektrikus kitus. Ir man ta visa laimė, kai matau visus kitus džiaugiantis, nežinau, mane taip užkrečia. Tai labai fainai su laimėtojais paskui pakalbėjom, tokį mini interviu. Laimėtojai išmatavom, kad atitiktų darbo kelnes ir darbo batai ir viskas pagal jo dydį. Ir viskas. Užbaigėm, šitie visi išvarė namo. Mes toliau pasifotkinti, atsisveikinom, paprikolinom ir taip užbaigėm visą darbo savaitę. Tada kelionė namo nuo vieno galo Londono iki kito, kuri užtruko porą valandėlių, pasnaudžiau ir variau atgal į Lietuvą. Ilga kelionė su didžiausiam kuprinėm ir lagaminais. Daiktų porą reikėjo palikti pas savo kolegą palėpiai, nes niekaip nebūčiau visų parsigabenus, o papildomo lagamino nenorėjau dasipirkti. Orai Londone buvo labai wow. Po tiek laiko, kai praleidžiau minuse Lietuvoje, labai fainai buvo vaikščioti su megztuku, su maikutė. Kelėnas jau biškį pradėjo skaudėti, reikėjo poilsio. Tai nuėjau prie vartų, prisėdau, pasėdėjau, paskaičiau tą knygą, kur gavau toj bažnyčiai. Išskrendu su tokiu oru ir nusileidžiu su tokiu. Grįžau iki mašiniuko ir viskas apsnigę. Dabar reikės viską apsivalyti. Turėjau pasimti taksi iš ten iki čia ir parsitempti viską, nes žiauriai prisnigę, aš net negalėjau savo to kelėno, aš paslydau vos, vėl kojas nesisukau. Duris užšalusius, tai akledo. Tai... Atrodo, aš šį rytą Angliją prikolinau su maikute vos ne, o dabar vos duris atplėšiau. Pažiūrėkit, kokio storio ledas ant durų. Vos atplėšiau duris. Gal išjungiam. Mano dizeliukai po tiek metų pirmas kartas susidurs su tokia temperatūra, dar savaitę pastovėti ir įvadam dar kartelį. O dieve, čia visos lemputės įsijungia. Esu girdėjus tokį triką, kad tipo įjungi, paspaudė, tuoj parodysiu. Kad tipo įjungi ją taip, kad įsijungti čia tas visos šviesos, bet neužvedi. Ir tada kažkaip yra, angliškai sakė, spark plugs, nežinau kaip lietuviškai, ir tipo jie užšyla ir geriau mašiną užsives. Tai tada paimam šitą ir varom, apsivalysim ir paskui vėl pabandysim. Sukūriau, kaip ten sakiau, veikia tas mano top trick. Radau tokį, bandysim, to valyti sniegą. Įrankių mašinai nepalieku, tai radau tik tais vieną atsuktuvą. Tikrai pasimokinau visą gyvenimui. Ir tokius orus geriau mašiną palikti namie. Ir susitiksi. Kiek čia jau brandžiau. Pusvalandis, nežinau, aš čia laiko. Čia, matos, čia jau sušilę, nes vitai čia oras. Bet... Ten žodžiu, man tau ir tiek užtenka. Matysiu, man atrodo. Čia prasivadysiu langelį ir jau čia varau. Nusivaliau
Šitas visas nelabai užšalęs, nuvarytas. Čia tik tais kiek pasiekiau. Ir čia, kiek galėjau, man atrodo, dabar užtenka, gal valytų reikia truputį. Dabar dar blogiau pasidarė. Nu, vienu žodžiu. Ir dar mano numeriukų nenuskaitė. Tai turėjau skambinti. Ir jie dabar mane gal tik išleido, turėjau palaukti kokį 10 minučių gal. Tai va, tai kiek sušalau. Kelionė baigėsi. Ačiū, kad žiūrėjot. Tikrai negalvoju, kad tai baigsis. Praeitą kartą mano kelionė į Vokietiją baigėsi taip, kad į Rygą nuvažiavau. Dėl oro baliono, šiaip dabar Anglijos kelionė baigėsi, kad viskas sušalė.